Sveikos gyvos! Čia Ieva. Ir jau turbūt supratote, kad šis video bus kalėdinis. Ir jų aš noriu ne tik jūs pasveikinti su artėjančiamis šventėmis, kurios jau visai čia pat. Juo aš taip pat noriu pasidalinti patarimais, kaip prie gausiai vaišėmis nukrautų šventinių stalų neprarasti saiko, sveiko proto ir nepriaugti svorio. Ir patikėkit, tai tikrai yra įmanoma. Nors aš pati kažkada jokiais būdais nebūčiau galėjusi tuo patikėti. Tais laikais man šventinis laikotarpis keldavo nerimą ir net baimę. Aš tiesiog jausdavau, kaip tais metais ir vėl viskas baigsis lygiai taip pat, kaip ir visais kitais iki tol. Kad aš ir vėl prarasiu saiką, nesugebėsiu suvaldyti savo valgymo ir apetito. O galiausiai išaušus naujiesiems metams labai gailėsiuosi ne tik dėl to, kaip elgiausi per šventes, bet ir dėl to, kad ir vėl priaugau svorio, nors man ir taip jo reikėjo numesti. Jeigu tokį nerimą ar baimę jaučiate ir jūs, jums tikrai padės mano patarimai. Jais vadovaujasi jau ne vieni metai. Jais vadovaujasi ir mano sėkmingai lieknėjančios klientės. Nuo šiol tiek joms, tiek man šventės kelia tik tai teigiamas emocijas. Vadovaukitės jais ir jūs būsite iš tų, kurios naujus metus pasitiks šviesia galva, lengvu skrandžiu ir kupinos naujų tikslų ir planų. Taigi, pirmasis patarimas. Pakeiskite požiūrį. Aš žinau, kaip yra sunku nepasiduoti tai masiniai psichozijai, kai visi bėgioja parduotuvės ir šluoja lentynas. Tačiau jūs nuspręskite, kad tai jums nebūdinga, kad tai ne apie jūs. Jau nuo šių kalėdų pradėkite naują savo kalėdų šventimo tradiciją. Nuspręskite, kad jums tai nebus skrandžio prikimšimo metas. Aš nesakau, kad nereikia rūpintis šventiniais patiekalais, būtinai reikia tai daryti, tačiau nepersistenkit. Mūsų skrandžiai turi ribas ir nereikia jų užkrauti. Pasigaminkit keletą šventinių patiekalų, geriau stalą gražiai pasipuoškit, negu nukraukit patiekalais. Pasidžiaukit buvimu su šeima, su artimaisiais, kalėdinę atmosferą ir pajuskit, kaip gera išlaikyti lengvą, neperkrautą skrandį. Antrasis patarimas. Turėkite aiškę strategiją. Mano strategija prie šventinių stalų yra tokia. Atsidūrus prie šventinio stalo, aš pirmiausiai vertinu, ką ten siūlo ir tada pradedu valgyti ne tai, ko noriu, o tai, ko labai noriu. Po to, kai aš išmokau nebepersivalgyti, aš pamačiau, kad mano skrandžiui reikia tikrai nedaug maisto, jis tikrai nedaug talpina. Todėl, jeigu aš pradėdavau tiesiog valgyti nuo bet kokio maisto, skrandis greit užsipildydavo ir tam maistui, kurio labai būčiau norėjusi, jau nebelieka vietos. Ir tada vis tiek sunku būdavo jam atsispirti ir aš persivalgydavau. Todėl aš pradėjau vadovauti strategiją, kurią siūlau ir jums. Valgyti ne tai, ko norit, o tai, ko labai norit. Tai pamatysit, kad paragausit tų patiekalų, kurie atrodo labai skanūs, kurių tikrai labai norisi. Ir kai užsipildys skrandis, jau nebus gaila palikti tuos kitus, netokius patrauklius. Trečiasis patarimas. Neperalkite. Aš žinau ir labai gerai prisimenu dar vaikystę, kai mama ir močiutė tuos kūčiom ir kalėdom laikomus patiekalus paslėpdavo po 9 užraktais ir sakydavo, kad čia jau nieko daugiau šiandien valgyti negaminsim, visi laukiam šventinio stalo. Ir galiausiai visi prie stalo susėdam tuščiais skrandžiais ar net peralkę ir va tada savo apetitą kontroliuoti pasidaro tikrai labai sunku. Todėl mano patarimas būtų, jokiais būdais neperalkite. Kam save kankinti? Būtinai pavalgykite pusryčius, pietus ir kad kūčių vakarienė tegul būna tiesiog šventinė vakarienė, o ne persivalgymo ir skrandžio kimšimo metas. Ketvirtasis patarimas. Šventinių patiekalų valgykite dar iki švenčių. Šitas patarimas fantastiškai veiksmingas. Ir tai galiu patvirtinti ne tik aš, bet ir mano klientės, kurios vadovaujasi juo. Kaip tai praktiškai turėtų atrodyti? Pradėkite gaminti šventinius patiekalus bent dieną prieš kūčias. Ir tada jau iš vakaro po truputėlį pradėkite ragauti tų šventinių patiekalų. Jeigu gaminate įdarą silkiai, įsidėkite šiek tiek į lėkštelę silkės ir jos pavalgykit pietų. Antra silkė, tegul tai būna jūsų vakarienė. Kūčių dieną vėlgi pusryčiams valgykite kažkokį patiekalą nuo būsimo kūčių stalo. Pietum vėlgi taip pat. Šita strategija, kaip jau minėjau, yra tikrai labai veiksminga.
atsisėdusios prie kūčių stalo jūs pamatysit, kad tas maistas jau jūsų taip nebetraukia. Dėl to, kad jūs visai ką tik vakar, šiandien jau jo valgėt. Ir susivaldyti prie kūčių stalo bus daug lengviau, nes bus likę vos keletas patiekalų, kurie dar neparagauti. 5. patarimas. Atsargiai su alkoholiu. Aš nesakau, kad jo reikia visiškai atsisakyti, nors gal tai būtų ir sveikintina, tačiau nepraraskite saiko. Alkoholis visiškai išjungia mūsų sąmoningumą, verčia mus taip ne visai natūraliai atsipalaiduoti ir pamiršti apie bet kokias kitas, apie visus prieš tai mano išvardintus punktus, visas strategijas, visus planus ir visus tikslus. Todėl jeigu prie kūčių stalo, kalėdų stalo ar kitų tarpušvenčio stalų vartojate alkoholio, pasistengkite, kad jis būtų nestiprus, kad apsiribotumėte porą taurių vyno per vakarą ar pietus. Tarp taurių darykite pertraukas, tarkim, išgerite taurę vyno, išgerkite stiklinę vandens. Tai jums padės neprarasti savikontrolės, per daug neapsvaigti ir nepamiršti savo užsibrėžtų planų ir susikurtų strategijų. Taigi labai tikiuosi, kad šie patarimai jums buvo naudingi. Jeigu jų laikysitės, aš net neabejoju, kad šitos šventės gali būti kitokios. Ir galbūt tai bus pirmosios šventės, kada jūs saikingai maitinotės, nepriaugot svorio ir naujus metus pasitikot lengvos ir laimingos, žinodamas, kad nuo šiol visos būsimos kalėdos bus tik tokios. Linkiu jums pačių geriausių švenčių. Jeigu šį video žiūrite kažkur interneto platybėse, užsukite į ievagirčinė.lt, kur rasite dar daugiau patarimų lieknėjimo ir geros savijautos temomis. Na, o kol kas, lieknėkit su malonumu, džiaukitės kiekvieną dieną ir linkiu jums saikingų, prasmingų, smagių, šiltų ir jaukių švenčių. Ate.